Garbė Jėzui Kristui, Jūsų ekscelencijos, gerbimi prelatai, mėly bičiuliai. Ganydami bandas, piemenėliai Šiluvos laukose išvydo regėjimą. Ant akmens pasirodė švenčiausia mergelė Marija, laikydama kūdikį Jėzų. Jis stovėjo liūdna, su ašromis akyse ir ištarė žodžius. Čia kadaise buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir siejama. Senąją Romos katalikų šventovę menantis aklas senolis nurodė vietą, kur buvo užkastas bažnyčios fundacinis aktas, liturginiai rakandai, relikvijorius. Taip prasidėjo ilgas kelias Dievo sūnaus vertę garbinimo Šiluvoje atstatymo link. Visi žinome šią istoriją, bet prie ko čia šiuolaikinė demokratija, jos prigimtis ir ateitis. Šiuo pranešimu teigiu, kad žmogaus troškimas vertai garbinti savo Dievą kūrėją nusako pačią demokratijos prigimtį. O Šiluvoje, Lurde, Fatimoje ir kitose vietose apsireiškusios mūsų dangiškosios motinos byla tiesia mus į demokratijos ateitį. Pradėsiu nuo keliamo klausimo aktualumą pagrindžios prielaidos. Mūsų civilizacijoje įsivyravusi gerovės samprata, pagrindžianti šiuolaikinį sambūvio būvį, vadinama liberaliąja demokratija, yra netvari. Dėmesio, tai ne abstrakti tezė, bet stebima realybė. Dabar daug diskutuojama apie demokratijos silpnėjimo simptomus ir priežastis, tarsi vilintis pastarę sutaisyti, pagerinti, tarsi save įtikinėtume, kad viskas pas mus gerai, tačiau tai saviapgaulė. Suprantama, socialinių ir geopolitinių virsmų greitis toks spartus, kad nespėjame net suvokti pokyčio masto, nei apmąstyti, kur link tie pokyčiai veda. Bet jau nujaučiame neišvengiamą. Liberaliąją demokratiją krečia priešmirtinės konvulsijos. Šiandien ši ponia, lyg ištrukinėjančių lopų surėdyta, beprasmė, betikslė gerovė besisvaiginanti ir puikybė vis atsirūgojanti, vis dar agresyvi, tačiau jau leisgyvė šmėkla. Kuo grindžiama mano drąsi prielaida apie globaliai vyraujančios gerovės degradaciją? Kas plačioms masėms galėtų būti negerai, kai atrodo masiškai tikima, viskas yra ir bus gerai. Giliai įsišaknijo mumise aklas pasitikėjimas ir tikėjimas progreso galia remiama gerovė. Visgi įveikime savyje šį neprotingą vartotojo tikėjimą ir stokime į akistatą su vis labiau nemirimastinga tikrove. Štai prieš akis ir prieš kiemo vartus piktdžiugišku žiaurumu liepsnoja karas Europoje. Galbūt tai įkvėps naivuolių nuostabą. Tik pamanyk, pasirodo, negerovių istorija nepasibaigė sulig liberalios demokratijos po šaltojo karo globalių triumfų ir gerovės rojus visai žmonijai palaimos įsivyravimu. Galbūt kitokia, nei tikėjomės vada besiskleidžianti mūsų istorija užduods ir rimtą giluminių priežasčių ir patikimų atsakymų tikrumo siekiantį klausimą. Kodėl progresyvios gerovės terpėje apskritai šis karas kilo? Rusijos ir kitų tironų remiama agresija prieš Ukrainą turėjo ir turi viešai deklaruotą ir dar Sovietų Sąjungos metais brandintą tikslą. Sugriauti senajame žemyne subrandintą tapatybę ir dėja pastarųjų šimtmečių bėgyje degraduojančios moralinės tvarkos likučius, o kartu su prigimtinė dora grindžiama laisvė negrįžtamai sunaikinti ir pačią demokratinę laisvių piliečių savivaldą. Taigi, giluminė liepsnojančio karo Europoje priežastis – tai agresoriaus strateginis įsitikinimas lemtinga vakarų visuomenių silpnėjimo progresija.
O gal agresorius teisus? Moralinė civilizacijos savigrova progresyvios gerovės labui kildina visuomenę, kuri anot amerikiečių socialinio psichologo Jonathan Haidt ir jo tyrimus pristatančios itin populiarios knygos Nerimo karta, stiebėsi gyvuoti nuo bet kokios blogos patirties užsklęstame burbule. Blogiai įspūdžiai eliminuojami kaip negerovė ir kaip netikrovė. Taip pučiasi tikroviai neįgalių žmonių socialiniai burbulai, kurių įtakoje psichika degraduoja ir žmogus paprasčiausiai, panaudosiu skambų lotynišką žodį, debilėja kartu su visa socialinė politinė erdve. Kodėlgi tokios silpnųjų visuomenės nepriglobti į stipriojo pasaulio globą? Pagalvojo savo tėtušis. Raudonas, geltonas, o gal ir oranžinis. Todėl, įdant sužinotume, kokia ateitis spalvotų tėtušių mums jau paruošta, o gal ateitis, į kurią norėtume mes patys, išlikę laisvieji ateiti, turėtume pirmiausiai suprasti, kas čia dabar su mumis vyksta. Tad metodiškai klausime, kokie veiksniai apskritai lėmė gerovės vartotojų visuomenės vystymosi progresiją. Pasiremkime vietinių ir globalių autoritetų, kuris 16 amžiuje šioje šventoje vietoje nusakė matyti visą esmę. Čia buvo garbinamas mano sūnus, o dabar ariama ir siejama. Pranešimo tezė. Katalikiškojo ir protestantiškojo garbinimo skirtis grindžiasi skirtinga antropologija, skirtinga žmogaus prigimties ir prigimtinės gerovės samprata. Šis skirtis Europos istorijos bėgyje kildino vidinį civilizacijos konfliktą, kuris šiuo metu pasireiškia liberalios demokratijos krize ir perspektyvių žlugimu, kartu sudarant religinės, kultūrinės ir socialinės prielaidas prigimties gerovės sampratos sugrįžimo, prigimtinės gerovės sampratos sugrįžimo ir demokratijos autentiškąją formę suklestėjimo. Nagrinėdami šį išsikeltą klausimą, pirmiausia turėtume išsikelti pamatinį, tai yra teologinį prigimtinės gerovės dėmenį, kuris savo ruožtu apsprendžia civilizacinį konfliktą lemiančią antropologinę skirtį. Tad klausime, kas yra tikrasis arba autentiškasis Dievo garbinimas ir kaip jis siejasi su žmogaus prigimtimi ir jos tikslinga sklaida, taigi gerove. Konfesiškai išpažįstamo prigimties kūrėjo samprata iš esmės apsprendžia prigimties ir jos gerovės sampratą. Skirtingų teologinių sampratų tikslinimą prigimtis lemia ne ta pačias jos išganimo, vadinasi ir šiapusinės gerovės sampratas. Būdingai konfesinės skirtis kildina konfliktą ne tik tarp religinių bendruomenių, bet ir religijos legitimuojamų politinių režimų. Vidinį civilizacinį konfliktą, nusakantį 16 amžiaus formulę, cujus eius religio, kieno valdžia toji religija, iki šiol drasko vakarų visuomenę ir įskelia karus, ypač paaštrėjusiais pastaraisiais amžius, sulig saugalę kaupiančių nacionalistinių, komunistinių ir liberalistinių pseudo religijų siausmų. Mums, ieškanties kelio į tiesą ir laisvę tikrą ateitį, ypač domina mūsų terpę draskantis aktualiausiai poslinkiai. Taigi klausime, kaip aptariamoji skirtis lemia liberalios gerovės, pasaulėžiūros ir pseudodemokratijos režimo krizę. Ir be abejonės atsakas į šią domę reikalauja itin išsamaus pagrindimo ir istorinės, teologinės, filosofinės ir aktualios sociologinės analizės bei ją apibendrinančios perspektyvos. Itin glaustai pabandysiu pateikti šį argumentą. Dabar keletą minučių sunkioji dalis. Bendriausia filosofinė prasme, Dievo garbinimas yra sukurtosios prigimties tautos kūrėjo akivaizdoje. Iš teologinio atžvilgio, pagal kūrėjo paveikslą ir panašumą sukurtoji būtybė, prigimtimi tiesiasi būti kūrėjo tiesa. Tai reiškia pripažinimą kūrėjo kaip savo gyvasties pagrindo ir to pagrindimo įgyvendinimą savosios gyvasties sklaida.
Iš čia kyla pirminės kūrėjo duoties arba prigimtinės malonės tiesa. Imago Dei yra capax Dei. Tai yra, kūrėja atspindinti prigimtis yra įgali būti Dievui iškiliausių būdų, būtent kilminguoju ir besalgiškuoju atsidavimu. Tai yra prigimtinė biblinėje tradicijoje įtvirtinta garbinimo esmė. Toliau. Kristaus apreiškimo šviesoje įsikūnijusio Dievo malonė iškelia žmogaus prigimtį į nesukurtosios malonės aukštumas. Tai yra dalyvavimą pačio Dievo švenčiausios trejybės prigimtyje per sakramentinį gyvenimą. Dievo prigimties mums duotis atsiveria sūnaus atsidavimu ir kartu dėkojimu tėvui už savosios, o kartu ir viso to esaties duoti. Šis amžinasis dėkojimas, Eucharistija, šiame nuodėmių slėnyje pasireiškia sūnaus nukryžiavimu, atskleidžiant gailestingąją tėvo meilę visai kūrinijai. Eucharistijos slėpinyje žmogaus prigimtis pašventinama ir suglaudžiama su Dievo prigimtimi. Sūnaus atpirktieji ir išrinktieji tampa tėvo meilės karalystę paveldintis įsūniai. Karalystė, kur jau viešpatauja šventosios dvasios pašvęstoji prigimtis, mūsų motina nekaltai pradėtoji mergelė Marija. Apaštalų perduota kūrėjo tiesa ir jos garbinimas, tai amžinosios sūnaus ir įsūnių dėkojimas ir kartu atsidavimas tėvui, siekant paveldėti pažadėtusios amžinybės gerybės. Kūrėjas sukūrė ir įtikslina žmogus prigimtį ne šiapusiniam, bet anapusiniam gerovės kaupimui. Nėra didesnės gerovės nei tai, ką priimame ir gauname per sūnaus auką, būtent tėvo meilę ir amžinąjį gyvenimą jo artumoje. Autentiškoji prigimtis yra ne mano gyvenimas savo, bet mano aš, jo meilės aukoje numarinimas ir jo, ne mano gyvenimas manyje. Kristus sako, kas neima savo kryžiaus ir neseka paskui mane, tas nevertas manęs. Kas išsaugo savo gyvybę, praras ją, o kas praranda savo gyvybę dėl manęs, atras ją. Viešpaties auka ir apaštalinis tikėjimas paradoksaliai teigia, kad nusimarinimas yra autentiškosios gerovės pamatas. Nes ši gerovė mirštant dvasioje, vyksta mirštant dvasioje, tampant naujuoju žmogumi, naujuoju Adomu ir amžinasties gerybių paveldėtojų. Štai šiame gyvenimo iš mirties, būtent apaštalinio tikėjimo paradokse, slypi civilizacinio konflikto esmė. Žmogui toks savojo aš nekentimas ir savęs praradimas nepriimtinas. Jis trokšta kabintis į šį gyvenimą, o ne jį marinti vardant juntamą patirtimi neapčiuopiamos perspektyvos. Prigimtimė nuodėmė įkalino amžiną sielą savos viešpatystės teigimo kalėjime. Tūlam žemiečiui anapusinės gerovės nereikia, ypač žemiškosios gerovės kaina, ypač per prigimtį perkeičiantį dalyvavimą kryžiaus aukoje. Jis išganimo palaimą nori matuoti šiapusinių gerybių kaupimu. Jis savo susikuria tokią Dievo idėją, kuri pateisintų savo patogiai sukurptus prigimties sampratas, gerbuvio normas ir bendrabuvio režimus. Prigimtinės nuodėmės ir nutolimo nuo tiesos imperatyvas lėmė apaštalų tradicijos išsižadėjimo įvairiose protestantizmo formose iki mūsų laikų tragediją. Turiu omeny ne tik 16 amžiuje kilusi reformos judėjimą, bet ir 20 amžiuje apaštalų tikėjimo pritaikoma vartotojų skoniams svaiginantį vajų pačioje katalikų bažnyčioje. Atsitolindamas nuo kryžiaus aukos ir Eucharistijos tikrumo, Dievo artumą perkeldamas intelektualiai ir todėl itin žemiškai įvairiai simbolinę plotmę, protestantizmas plačiaja prasme iš esmės konservuoja nuodėmės lauke savo kaupiamą šiapusinę gerovę. Itin apibendrinant tariant, prieš tiesą protestuojanti krikščionija ir jos palaikomas šiuolaikinis vartotojas iš esmės gyvena be Dievo, kuris
iš tiesų nėra jokia samprata, bet marinamai skausmingai atsiduodančios meilės šventumu visą kurianti ir visą perkeičianti tikrovė. Taigi, dabar apibrėžkime, kas yra ta 500 metų bėgyje išsievoliucionavusi gerovės be Dievo samprata. Pirma, kūrėjo steigiančio autoriteto nepripažįstantis žmogus yra pasmerktas tvirtinti savęs teikties galią kaip absoliučią teisę būti ir gyventi, kaip jis nori. Remintis šiuo individualios viešpatystės principu, žmogus nori konvertuojasi į augančią progresiją, diversifikuojamą žmogaus teisės, be jokios visuotiniai pilietiškai pagristos legitimacijos. Galią turinti socialinė grupė ar tiesiog individas tampa teisės šaltiniu savo pačiam sulig turimos galios mastu. Nuosekliai teisių infliacijos normalizacija tampa agresyvių socialinių grupių savęs teigimo socialinėje erdvėje priemonė. Visa tai atveda į minios despotiją ir neišvengiamai politinį šarlatanizmą, taigi ir demokratijos kaip laisvųjų savivaldos formos degradaciją. Antra, kūrėjo steigiančio autoriteto nepripažįstantis žmogus savo būtiškai nepriklausomybę ir patį gerovės kurpimą remia aklų pasitikėjimų vadinamuoju progresu. Šis tikėjimas numato žinojimo, o kartu ir technologinio progresą galią eliminuojančią gyvasties stoką tobulos gerovės kokone. Štai naujausias gerovės projekcijos pavyzdys. Dirbtinio intelekto modeliuojamas genofondas kildins įtent sveiką drūtą tvarinį per neuroimplantus išmaniai džiuginamą virtualių patirčių. Jis nebepatirs ani stokos, ani netikrumo ar nerimo. Gera žinia, kartu su liūdna gyvasties stokos realybė išnyks pats poreikis mąstyti. Numanoma ir progresyvi įtaka visuomeniai. Progreso gale nušvitintame ir tik pasitenkinimais tarpstančių, todėl savivaldai neįgalių vartotojų sambrūžių pasirūpins visagalis algoritmas, aišku, valdomas kokio gerojo tėtušio tvirtąja ranka. Trečia, žmogaus be Dievo gerovės teiktis reikalauja gerybių kaupties galimybių. Istorija kildina dviejas sistemas. Pirmoji. Iš protestantizmo etikos dvėsenos kilęs kapitalizmas ir liberalizmas siūlo gerybių kaupties neribotumą. Tad laimės kiekio kaupimo pažadas tampa individualios ir liberalios moralinės tvarkos pagrindu. Esu tiek, kiek savo kaupdamas gerybės laimingai išgyvenu sotį. Tuo tarpu visuomeninė terpė individui tarnauja kaip gerybių kaupties galimybių laukas. Kūrėjo artimo meilės bendrystėje ir bendrajame gėryje gyvuoti sukurta žmonija šią tiesą ir gėrį pakeičia laimės kiekių mainų rinką. Individui naudingų tarsi bendruoju gėriu. Šio gėrio kabutėse vedini tie iš prigimtinių riboklių išlaisvintieji laisvieji kabutėse atidžiai seka, kad laimės kaupimo patirčių niekaip netrikdytų iš kilnios prigimties sukaupties, tai yra doros kylanti laisvė. Ilgainiui išmaniosios technologijos sunaikina ir patį žmogaus kaip didžiausio laimės kiekio tiekėjo šaltinį. Žmogus tampa tik laimingų sisteminių vartotojų, kurio valdymu užsiema išmanusis sistemos tironas. Prigimtis ir laisvė vartojimo sistemoje nenaudingi ir nebeatpažįstami kintamieji. Antroji, marksistinė sistema žmogų įstato į visišką sistemos, pristatomos kaip jam skirto neriboto bendro gėrio įkūnymą priklausomybę. Vardan bendrojo labo eliminuojama ir didžiausiai žmogaus problema – galimybė kaupti įgyjant nuosavybę, tuo būdu tarsi išsprendžiant prigimtinės stokos problemą. Te tampa žmogus laimingų bendrojo labo, kuris jam ir nepriklauso vartotojų. Jo individualių labų pasirūpins bendrojo gėrio nominalių dalininkų valdymo sistema ir, aišku, sistemos capo di capo, gerasis ir akylusis tėtusis su aišku tvirta rankele. Sunkiosios dalies apibendrinimas.
Tampa akivaizdu, kad gerovės be Dievo filosofinių idėjų nukaldintose sistemos tiek demokratinių vakarų kabutėse, tiek ir tironiškų rytų degraduoja tą pačią kryptimį. Prigimčiai būtina tiek asmeniškai, tiek bendruomeniškai išgyvenamą gėrį ima tiekti išimtinai sisteminės galios šaltinis. Prigimtis ir jos gerovė tampa ideologiškai nusakoma ir valdoma savo galę kaupančios despotijos, kuri, kaip galios sankaupa, yra itin patraukli nuo prigimties silpnumo, tai yra gyvasties tokos kenčiančiam žmogeliui. Mat priklausimas despotijos pasauliui suteikia apgaulų gyvasties tvarumo pojūtį. Dar daugiau, sumaniai projektuojama ideologinė isterija įgalina gyvenimo prasmės iliuziją. Taigi tiek marksistinės, tiek ir liberalios gerovės sistemos šis pasitenkinimo siekiantis vartotojas, kurio pasirinkimų paketą įgalina sisteminė galia. Žmogus be Dievo tampa žmogumi be jokio pasirinkimo, be laisvių ir tik laimingų vargšelių. Kurie atmintanti gerovės sampratą, kuria sisteminio vartotojo despotijas, kurios, kaip akivaizdžiai matome šiandien pasaulyje, globaliais galios ir rinkos mainais susijusios ir vienas kitą palaikančios. Ir jos laikysis tol, kol nesužlugs pati prieš prigimtį protestuojantį ydingą gerovės sampratą. Bet ar jį žlunga? Štai tamsiausios valandos prieš aušrą vertas klausimas – būti ar nebūti mums laisviesiems. Ir paskutinė viltingoji dalis. Šis klausimas mane lydėjo, kai Šiluvos deklaracijos sumanytojų prašymų rymojau ties šio dokumento pamatais. Ir atsakymas atėjo – laikas skelbti aušrą. Prigimties vis amžių bėgyje prabundančios amžinio išlikimo instinktų vedina žmogaus sąmonė, bodysi iliuzinės netvarios gerovės valstybės pažado ir ieško savo gyvastį tvariais kūrėjo įdiegtais prigimties pamatais sustiprinti. Tokia ta nepergėlėta prigimties tiesa, jos gerovės ir gyvenimo prasmė. Šiluvos deklaracijos esmė – teikti pačio žmogiškumo ir kartu vakarų civilizacijos pamatą. Citata. Kiekvienas žmogus trokšta būti laimingas. Kūrėjas dovanoja mums protų ir laisvės galia pažymėta prigimtį, kurią esame kviečiami išskleisti geriausių būdų. Gera žinia yra ta, kad civilizaciniai pamatai sugrįžta kaip tvarios gerovės sampratos kūrimo aktualija arba, ūkiškai tariant, kaip besikeičiančios vartotojų skonių paklausa. Šiluvos deklaracija yra tikrai netikinčiųjų bendruomenės paskutinio oraus, bet pralaiminčio mūšio prieš bedieviškų liberal-marksistinių ordų antplūdį išraiška. Ne. Tai tiesa orus, tai tiesa ori ir vienintelė pergalingai perspektyvi pozicija. Levetanas jau dvėsta ir kol kas tik agresyviai spardosi, vis bandydamas baimės ūkais užtemdinti jau švintančią, nekaltai pradėtosios viešpatystės pergalę. Šioje užtikrintoje viltyje įžvelkime išlaisvėjančią prigimtį ir laisvų žmonių sambuvio, tai yra demokratijos, autentišką ir kartu istoriškai kilmingą prigimtį ir ateitį. Metodiškai toliau klausime. Jeigu teigiame, kad vartotojiška gerovės samprata ir progresyvi antropologija žlunga, tai kas būtų ta naujoji alternatyva, naujoji gerovės samprata? Kuo ji grindžiasi ir kaip tai praktiškai įgyvendinti? Grįžimo prie prigimtinių tvarumo ir kartu civilizacinių pamatų kelias nebus nei lengvas, nei greitas. Eilinis Europos valstybių vadovų posėdis rytoj malda neprasidės. Seminarijos ir vienuolijos
poryt pašaukimais neprisipildys. Visiems vartotojams, jų tarpe religinio dvasingumo šiuolaikinėje bergždžioje, nes vis reformuojamojame ir vis neaiškioje dvasioje atsinaujinčioje krikščionybėje, bus sunku atsikratyti lengvabūdiškų šventimo įpročių ir sugrįžti prie autentiškųjų prigimties ir tikėjimo pamatų. Bet neišvengiamai jau atsidūrėme pozityvios vartotojų elgesio dinamikos procese. Išskirčiau 3 atpažįstamus ir jau plačiai aptarimus gerovės sampratos krizės simptomus. Pirmas. Vartojimą ištiko prasmės stokos ir todėl vartojimo patirčių, custom experience, stagnacija, kildinanti autentiškų patirčių poreikį. Antra. Nesaugumo plėtra kildina saugumo atrandamo tradicinėse tvariose gyvenimuose formose poreikį. Trečia. Technologinis nuovargis ir nebetikėjimas naujovių ir progreso efektyvumu verčia ieškoti, o kogi tikėtis. Net didžiosios naujovės, dirbtinio intelekto kurpiama produkcija nebepasirodo pranašesnė prieš autentiškas žmogaus kūrybinės galias. Tūlas vartotojas jau nori vis autentiškesnių patirčių, tuo būdu instinktyviai tvirtindimasis tvaresnėmis vertybėmis ir gyvenimo formose. Tai yra šeima, bendruomenė, tauta, tikėjimas, tėvynė. Tai tampa dėji paradoksalu, bet vis labiau populiaru. Tai, aišku, skatina autentiškos laisvės pojūtį. Beje, jau stebime, kad tradicinės vertybės sparčiai tampa politinė valiuta, kurios tuoj griebėsi politiniai šarlatanai. Tai laikinas fenomenas šioje ilgalaikėje pokyčių dinamikoje. Neapgavikų pasiūla, o pačių vertybių paklausos dinamika įrodo, kad į socialinę erdvę jau ima kaltis prigimtinės laisvės ir naujosios gerovės sampratos daigai. Naujoji gerovės samprata nėra revoliucinga. Ji nenubraukia žmonijos pažangos, atvirkščiai išlaisvina kūrybingai prigimties plėtrai. Tačiau, atmesdama prieš kūrėjo valią ir tikrovę protestuojantį aklą pasitikėjimą progresu, pasiūlo prigimčiai adekvatų, prasmens dėmenį, kūrybingą, pažangų ir prasmingą gyvenimą. Šis prigimties tikslingumu remiamas dėmuo pirmiausiai pripažįsta žmogaus, sukurto pagal kūrėjo paveikslą ir panašumo orumą, tai yra amžiną sielą ir jos amžino gyvenimo perspektyvą, užtikrintą viltį ir tikrą laisvę. Iš to seka, kad į socialinį ir politinį gyvenimą sugrįžta gėrio ir blogio skirties samprata. Pastarosios prielaidos sutelkia laisvų žmonių sambūvio pamatą, taigi demokratijos autentiškąją ir klasikinę prasme atgimimą. Štai tokiu būdu kūrėjo kildinta prigimtis įgano naują raiškos galimybę, užbaigiantį vidinį civilizacinį konfliktą ir iš tiesų atgimstanti visą savo dievišką grožį ir didybę. Per autentiškų prigimčių duočių patirtį prie kūrėjo sugrįžęs ir tiesoje laisvėjantis žmogus tampa įgalus telktis jam saviausio laisvų ir savivaldžių žmonių bendryje bendrojo gėrio pagrindu. Demokratija įgauna naują šansą. Ir tai jau nebe liberali, tariamai savivaldžių vergų vartotojų demokratija. Tai prigimties kūrėjų tiesoje savimi tampančios prigimties, būtent dorybė grįsta demokratija. Dorybė yra tiesi prigimties klaida, buvis tiesoje, išlaisvinantis ir įgalinantis gyvasti tarpti prigimtinių, taigi tikslingų būdų. Be dorybės laisvė ir laisvųjų savivalda bendrojo gėrio pagrindų yra neįmanoma. Mes pamiršome, kad laisvė ir laisvųjų bendravimas, taigi demokratijos kilmė ir išliekanti prigimtis yra ne kas kita, o pats amžinybės siekis. Turbūt mūsų laikose tai skamba keistai ir svetimai, ir visgi tai istorinė tiesa. Vakarų civilizacijos, tokio kokiame šiandien mename, steigėjai antikos graikai, orių ristūnų Aristoj galę, kratyje laikė dievybės pasireiškimu.
laiduojančią gyvenimą ne pomirtinių šešėlių karalijoje, bet dievų paunksmėje po mirties. Tas, kuris kovoja už bendrą labą ir garbę, įrodo, esąs šios aristos kratyje turys, tas ir buvo gerbiamas kaip amžinos atminties ir dievų gyvenimo vertas didžiavyris. Būtent šią dieviškąją galę aristokratai dalinosi su demos ir steigė demos kratyje, tai yra demokratija, kūrėjo vieninčia prigimtimi ir savitų tapatumu tarpstančių bendrabuvių tauta. Mes užmiršome šį šventą demokratijos pagrindą, kūrėjo dovanotą orią galią, dorybę. Nes tik panašumą į kūrėją savyje išskleidę orūs ristūnai, šviesos kariai gali kurti lygiateisių, nes kūrėjuje išsitiesinusių žmonių bendrabuvį. Tai yra vienintelė mūsų civilizacijos išeitis ir ateitis. Jeigu drąsiai eisime prigimties link, kaip pati istorija mus jau stumia, vaduodamėsi iš įkalinto marumo ir saviapgaulios tiesos. Taigi, paskutinis. Kągi mums katalikams daryti? Pagrindinis virsmo veiksnys – civilizacinių vertybių kraičio, kurį išlaiko ir ištikimai perduota apaštalinė tradicija, ištikimas puoselėjimas. Tai yra Dievo motinos tikėjimo būdu. Tad belieka padrąsinti Dievo motinos žodžiais. Lai čia, Šiluvo žemėje, Lietuvoje ir Europoje būna amžiais garbinamas mano sūnus. Tikėkime ir garbinkime jį kaip Dievo motiną, kuri ištikimai skausmų kalavijų veriama stovi prie kryžiaus. Juk tik jo sūnaus aukos išgyvenimų perplėšiama pasaulio gerovės drabužis ir į sielą nuo kryžiaus iš tėvo širdies gelmės įteka prikelianti gailestingumo galia. Tad mūsų dangiškosios motinos pavyzdžių apkabinkime kryžių. Ir mes, kaip kad Kauno bazilikos centrinėme altoriuje, jį ištikimai prie savęs glaudžia Marija Magdalietė. Ir lyg įskiepyti naujai į gyvasties alyvmedį šakelės, tapkime pagaliau vaisingi Dievo garbei. Šiandien privalu gręžtis tikro garbinimo link ir kantriai naujai mokytis dalyvauti sudabartinimojo sūnaus aukoje. Tik taip tamsa, kuri negali šviesos užgožti, pasitrauks. Tik taip suspindi Dievo dovanota prigimtis ir dvasios laisvė žmoguje. Drąsos, mažoji kaimenė, aš nugalėjau pasaulį.